Turėti atkaklumo, kaip minėjau, iš pirmo karto ar iš antro karto, gal iš trečio karto nereikia tikėtis, kad šita idėja bus priimta, akceptuota ir jinai bus palaikyta ir ją bus investuota. Tai čia, taip sakant, tokio atkaklumo ir gal tokio, savotiškai tiesiog žinojimo, kad iš pirmo ar antro karto neverta netikėtis, kad tai būna labai retai. Kaip suvaldyti sudėtingą projektą? Pradėkit nuo galutinės vizijos, nuo aiškaus supratimo, koks turi būti laukiamas rezultatas. Antra, pradėkit skaldyti galutinį rezultatą į etapus iki šiandienos. Kiekvienam etapui priskirkit pavadinimą, supraskit, kas ten turi būti ir pridėkit datą. Ir toliau kontroliuokit kiekvieną kartą. Ir paskutinį, kiekvienam etapui priskirkit kompetentingą žmogų, kurio kvalifikacija ir kompetencija leidžia įvykdyti rezultatą. Įveikti visas kliūtis laiku be uždelsimo. Ačiū Jums, kad Jūs peržiūrėjot šitą filmą. Tai, kad Jūs žiūrėjot, man parodo, kad Jūs nuoširdžiai norit mokytis ir siekti aukštumų. Aš tikiuosi, mes ir mūsų komanda prisidėjo prie Jūsų sėkmės.